Visai neseniai Lietuvos draudimo atliktas tyrimas parodė, kad bene 1/4 Lietuvos gyventojų yra tekę susidurti su situacija, kuomet vizito pas gydytojus specialistus jiems teko laukti net 3 mėnesius, o gal ir daugiau. Tačiau šiandien Lietuvos draudimo ekspertas Audrius turi mums patarimų, kaip galima viską susiorganizuoti taip, kad pas gydytojus, pas kuriuos mes norime patekti, būtų galima patekti daug greičiau. Tai sakykit, Audriau, Lietuvos draudimo buvo atliktas tyrimas, apie kurį ką tik užsiminiau. Ką dar jis atskleidė? Lietuvos draudimo rugsėjo mėnesį atliktas tyrimas atskleidė, kad beveik 1/4 norinčių patekti pas kardiologą, pas akių gydytoją, dermatologą ar kitos srities gydytoją specialistą iš tikrųjų laukia ilgiau negu 3 mėnesius. Trečdalis laukia nuo 2 iki 3 mėnesių, kas irgi taip pat yra labai ilgai. Jau nekalbant apie dar laukimo laiką, kuris prisideda norint patekti pas šeimos gydytoją, nes šeimos gydytojas būtent skiria siuntimą pas gydytoją specialistą. Beveik pusė apklaustųjų pasisakė, kad yra bent kartą gyvenime susidūrę su situacija, kuomet iš tikrųjų dėl ilgo laukimo eilėje pas gydytoją specialistą jų pačių arba jų artimųjų sveikatos būklė iš tikrųjų pablogėjo. Tai sakykite, kokie yra sprendimo būdai? Norint greičiau ir patogiau patekti pas gydytoją specialistą ir greičiau gauti paslaugas, itin pravartu turėti sveikatos draudimą skirtą privatiems klientams. Nes sveikatos draudimas skirtas privatiems klientams suteikia galimybę lankytis tiek valstybinių gydymo įstaigose, tiek privačiose gydymo įstaigose, rinktis iš daugiau gydytojų, gauti nuotolinės konsultacijas, kad ir kur bebūtumėte, taip pat atlikti paskirtus tyrimus ir panašiai. O svarbiausia – atgauti didžiąją dalį sumokėtų pinigų. Sakykit, nuo ko reikėtų pradėti? Kaip tą privatų sveikatos draudimą gauti ir kaip sugebėti juo pasinaudoti? Lietuvos draudimas suteikia galimybę kiekvienam fiziniam asmeniui sveikatos draudimą įsigyti pačiam. Yra siūlomi keli draudimo variantai. Kaina mėnesiui prasideda maždaug nuo 18 eurų, o tikslę jums siūloma įmoka pasiskaičiuoti bei detaliau susipažinti su siūlomais draudimo planais kviečiame internetinėje svetainėje www.ld.lt arba bet kuriame Lietuvos draudimo pardavimo taške. Ir kai jau turite sveikatos draudimą, tuomet viskas veikia labai paprastai. Tiesiog galite lankytis tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose. Po konsultacijos apmokėti už suteiktas paslaugas, gauti apmokėjimo kvitą, sąskaitą faktūrą, taip pat gydytojo išrašą apie suteiktas paslaugas ir šios dokumentus pateikti Lietuvos draudimui ir tokiu būdu atgauti dalį išleistų pinigų. Tai priklausomai nuo turimo draudimo paketo, tai gali siekti net iki 80%. O svarbiausia, nepriklausomai nuo jūsų turimo draudimo plano, konsultuojantis nuotoliu, išleistus pinigus atgausite 100%. Grįžkim dar kartą prie tų konsultacijų nuotoliu. Kaip viskas vyksta? Susidūrus su sveikatos problemomis galima konsultuoti su šeimos gydytoju nuotoliu. 7 dienas per savaitę, tai tarsi šeimos gydytojas jūsų kišenėje, jūsų mobiliajame telefone, lydintis jūs kelionėse, pasiekiamas gyvenant atokiau nuo gydymo įstaigų. Nuotolinės konsultacijos praverčia, kuomet ištinka ūmus sveikatos negalavimas, pavyzdžiui, karščiavimas, peršalimas. Tokie atvejai, kuomet pacientas nori pasitarti dėl atliktų tyrimų, gauti receptą vaistams, arba jeigu klientas tiesiog nenori vykti į gydymo įstaigą dėl to, kad nenori rizikuoti užsikrėsti kitomis ligomis, kuomet yra, pavyzdžiui, šaltas metų sezonas. Išgirdau labai naudingos ir gana įdomios naujos informacijos, sakyčiau. Dabar artėja šalti orai. Manau, kad konsultacijos pas gydytoją tik padažnės, tai dėl to svarbu mums visiems atkreipti dėmesį į galimybę pas gydytoją patekti greičiau. Aišku, svarbiausia būti sveikiems ir nesusirgti. Rūpinkite sveikata ir tą darykite nelaukdami.